Sveiki, šiandien aptarsiu 8-ąjį astrologinį būstą ir ką reiškia, kai į jį įdedame visas planetas. Tikrai mielai kviečiu pasiklausyti bendro pobūdžio informacijos, galbūt daugiau ar mažiau esate susidūrę, susipažinę su pačia astrologija, galbūt turite kažkokių tai bendrų žinių apie tai, galbūt žinote savo pagrindinį astrologinį žemėlapį ir norite pagilinti žinias. Tai pradėkime. Taigi, kalbant apie 8-ąjį astrologinį būstą, jam atstovauja zodiako ženklas Skorpionas, o pati planeta, pats valdovas yra Marsas. Tai iš tiesų yra vienas giliausių, sudėtingiausių būstų ir tai jis tikrai susijęs su transformacija, su okultizmu, astrologija, seksualumu, tantra, taip pat susijęs su krizėmis, su mistika, su tais tokiais keistais dalykais. Tai yra tikrai tamsus, intensyvus būstas. Ir jis turi tam tikrų psichologinių situacijų, tokių kaip trauma, galia, krizė, gėda, ar ne, visi tie jausmai, su kuriais mes dažnai susiduriam ir bijom, vengiam jų, ar ne, mes juos giliai pasąmoniai laikome, vengiame su jais kapstytis, ar ne, susidurti, ar tai atrodo mums baisu, baugu, bet būstas tikrai nėra vien tik blogas ir tikrai jis dažnai rodo, kur žmogus patiria tam tikrus gyvenimo lūžius. Ir taip pat gali, sakykime, patirdamas tam tikrus lūžius, įgalinti didelę vidinę galią, ne, tuo pačiu suprasti ir suvokti, kokia yra stipri mūsų intuicija ir kaip reikėtų mums kartais jos klausyti. Tai tikrai yra gebėjimas atgimti po sunkių, sudėtingų krizinių situacijų, po sudėtingų išgyvenimų, ar ne, ir tai tikrai tuo pačiu turi tam tikros tamsos, tam tikro paslaptingumo šis būstas, tačiau galiausiai jis mus priveda prie tikrai tam tikrų lengvų, švytinčių dalykų, su kuriais mes norime atsigauti, norime po sunkių, sudėtingų dalykų išlysti iš savo tam tikro kiauto, ne, ir pakilti į viršų, kad mes suprastume, jog verta, jog smagu gyventi šitą gyvenimą. Ir kartais duoda tam tikrų, tikrai šitas būstas, tam tikrų traumų, tam tikrų depresinių sunkumų ir visą kame galim pamatyti, kokia padėtis yra 8-am būste ir iš to pamatyti, ar žmogus daugiau intensyviai eina į kažkokius depresinius sunkumus, ar kaip tik jis labiau kapstosi į tą gylį ir nori spręsti problemas. Taigi, kalbant, jeigu apie 8-ąjį būstą, kai įdedame Saulės planetą, Saulė atstovauja zodiako ženklas Liūtas. Ir toks žmogus dažnai turi tam tikrų iššūkių su autoritetais, su tėvo figūra, su ego dalykais, ar ne. Ir toks žmogus visą gyvenimą yra besikapstantis tam tikruose giliuose savo autoriteto dalykuose. Dažnai toks žmogus tikrai mėgsta giliai kapstytis, tyrinėti, gali būti puikus detektyvai. Ir turintys tam tikrų krizinių situacijų, su kuriomis tikrai dažnai išsikapsto ir susitvarko. Ir tokie žmonės labai būna puikūs krizių konsultantai, krizių patarėjai, nes jie moka sudėtinguose dalykuose atrasti suvokimą, kaip tai išgyventi, kaip tai spręsti. Taipogi gali būti puikūs astrologai, suprantantis gyvenimo cikliškumus, suprantantis gyvenimo įvykius, nes 8-as būstas labai dažnai suteikia tokį prasmės pojūtį, prasmės ir gylio pojūtį, nes žmogus moka kapstytis, moka po ledkalnio viršūnę eiti gilyn, atkapstyti gylį, sluoksnį po sluoksnio, traumą po traumos ir tiesiog išgyventi tai, išgydyti ir tapti puikiais psichologais, puikiais gydytojais. Taigi, kalbant apie kitą planetą, tai yra Mėnulis. Mėnulis atstovauja zodiako ženklas Vėžys. Ir toks žmogus tikrai dažnai yra labai intensyvus, labai ekstravagantiškas, mėgstantis tikrai labai kapstytis giliai savo emocijose. Gali būti kartais, kad net žmogus labai intensyviai rodo savo pozityvumą, kad dabar man pakilo emocijos, aš labai puikiai jaučiuosi ir visi tai mato, labai ekspresyviai tai parodo. Kita akimirka, kaip tik po minutės gali labai jam kristi nuotaika ir parodyti, kad jam labai blogai, kad jis labai piktas ir nepatenkintas tuo, kas vyksta, ir nesakykime kažkokia tai situacija.
Iš dalies tai kitus gali žmonės tokia emocijų intensyvumas gąsdinti, nes tai yra neprognozuojama, bet tai dažniausiai pasireiškia jaunystėje, kai žmogus dar pakankamai nesubrendęs, nemoka kontroliuoti savo jausmų, sąmoningai neapžvelgia tam tikrų situacijų susijusiomis su jausmais. Bet su metais tikrai bręsta ir pradeda suprasti, kad galbūt man kartais trukdo tas intensyvumas, per didelis intensyvumas. Ir žmogus pradeda sąmoningai tai atsižvelgti. Kitas pliusas yra tame, kad tokie žmonės yra labai intuityvūs, labai suprantantys, greitai perprantantys žmonių manipuliacinius kažkokius tai žaidimus, greit pamatantys žmonių nuotaikas, kokią netgi permato greitai, kokią problemą, kokią traumą, kokius psichologinius sunkumus žmonės turi. Jie gali būti labai puikūs mediumai, puikūs gydytojai, puikūs psichologai, tyrėjai, nes labai moka gerai kapstytis. Galbūt kiti žmonės nepamato savyje tam tikrų problemų, bet jie labai greit pamato. O jeigu ir pamato tie žmonės, jie bijo tai savo atskleisti, tačiau mėnulis sugeba pasakyti, kad galbūt tu turi tame ir tame sunkumų ir gal mes pabandom tai kapstytis, pabandom su tuo tvarkytis. Jie tikrai labai labai geri skeneriai, kaip sakoma, nuskenuoja žmonės labai greitai. Puikiai intuicija šioje vietoje. Jeigu kalbant apie kitą planetą, tai yra Marsas. Marsui atstovauja zodiako ženklas Skorpionas. Kaip ir minėjau prieš tai, tai yra tikrai puikiai besijaučianti planeta tame būste, nes tai yra valdovas. Ir kai Marsas yra 8 būste, dažnai toks žmogus labai yra puikus detektyvas, puikus tyrėjas, labai mėgsta kapstytis giliau negu reikia. Jie turi tiek energijos, tiek azarto, tiek intensyvumo ir agresijos kažką tai padaryti, kad jie labai puikiai susitvarkys su krizėmis, su problemos. Jie gali būti puikūs krizių konsultantai, puikiai susitvarkantys bet kokioj situacijoje, bet kokiame sunkume. Jie greitai suranda priežastį, greit suranda sprendimą, kaip išspręsti. Gali patirti tam tikrų kažkokių tai įvykių susijusių su fizinė trauma. Tai dažnai tokiems žmonėms reikėtų šiek tiek saugoti savo kūną, nes mėgsta labai azartiškai žiūrėti gyvenimą, labai rizikuoti, turėti kažkokių tai įbrėžimų, kažkokių tai kažkur tai tiesiog susižaloti save fiziškai, turi tai tiesiog saugoti, nes tai yra tiesiog fizinė plotmė, fizinė energija, kaip Marsas, yra vyriška energija. Nes jie nebijo, jie yra labai drąsūs, jie nebijo iššūkių, nebijo krizių ir dėl to lenda, kartais net per daug įlenda, net ten, kur reikia. Bet tikrai gali save sąmoningai kontroliuoti tame ir suvokti, kad kartais gyvenime reikia pozicionuoti ne tik tai viską, kas yra agresyvu, kriziška ir aš čia galiu su tuo susitvarkyti, bet tiesiog kartais ir nurimti, kad galbūt aš kitose dalykuose esu labai stiprus ir galiu save kontroliuoti, kad būčiau tikrai geras tyrėjas, kad būčiau geras psichologas, galbūt kitų neįžeisti, ar ne, nes, sakykime, toks žmogus tikrai mato, kur gali įkasti žmogui, sakykime, ką reiškia įkasti kabutėse. Toks žmogus gali pamatyti labai kitame greitai tuos manipuliacinius dalykus, ar ne? Jis greitai iškapsto, greit supranta ir tada gali kasti, tau pasakyti, kad tu toks ir anoks, su tokia agresija, su pykčiu. Ir kartais tokiems žmonėms, kaip sakau, šiek tiek pakontroliuokit, šiek tiek sąmoningiau į tai pažvelkit, kad net su visais reikia susipykti, tai dėl to, kad jie turi kažkokių tai traumų, turi kažkokių sunkumų. Nereikia to naudotis, o tiesiog pasistengti padėti kitiems, ar ne, pasitengti savo padėti, kad tas gyvenimas būtų tikrai sklandesnis, galbūt ramesnis, nuoseklesnis. Taigi, kalbant apie kitą planetą, tai yra Saturnas. Saturnui atstovauja zodiako ženklas Vandenis, gali dar būti ožiaragis, bet įprastai tai Saturnas yra tokia disciplinuota, lėta, brandi planeta, duodanti tikrai labai daug atsakomybių. Ir jaunystėje, tikrai dar jauname amžiuje žmogus gali nemažai patirti
kažkokių tai krizinių situacijų, kažkokių tai sudėtingų momentų, etapų, gali su finansais nepavykti, sudėtingi finansiniai dalykai, ir ne, kaip man jų gauti, kaip man juos uždirbti, atsiranda vis tokios tam tikros problemos ir žmogus nuolatos kapstosi, ką man daryti, kaip daryti, kodėl man taip iškyla tam tikros problemos, ar ne. Tai sudėtinga jinai planeta tikrai ir sudėtinga ta padėtis, tačiau su metais brandėja, auga, tas disciplinuotumas ir atsakomybė pradeda jau taip neslėgti, žmogus po truputėlį pripranta prie tų krizių, tampa daug stipresnis, atsparesnis tam tikriems sunkumams ir žmogus tampa labai išmintingas, nes jis pradeda suprasti, kad visa kas yra man problemos, kažkokie sudėtingi įvykiai mano gyvenime, transformaciniai arba kažkokie tai lūžiai, visą laiką jis po truputį stipriau ir išmintingiau ir pozityviau pradeda išgyventi. Ir, sakykime, po 30-35 žmogus jau po truputėlį atsigauna ir finansiškai, ir tos krizės, jeigu jos atsiranda, jis tampa labai, labai gerai išgyvenantis tas situacijas. Tai tikrai ir paveldėjimo dalykai gali atsirasti ir atsirasti tam tikras partneris, kuris tikrai finansiškai padės, arba tiesiog atsiras tam tikra finansų padėtis, kur pats galės įsikapstyti, pats galės tikrai tinkamai gyventi. Labai dažnai pliusas yra su Saturno 8 būste, kad duoda ilgaamžiškumą, toks žmogus labai ilgai gyvena, gali netgi 100 metų gyventi. Tai aišku, tai priklauso nuo laipsnių, visako, bet dažnai tai rodo, kad tikrai tai yra ilgaamžiškumo ir tokio lėtumo planeta. Jis suteikia ilgo gyvenimo. Žmogus tikrai kapstosi giliai visokius okultinius, mistinius dalykus, tantros arba astrologijos mokslus, gali būti puikus mokytojai, tokie rimti, disciplinuotai, žiūrintys į tuos dalykus mokytojai. Kita planeta tai yra Merkurijus. Merkurijų atstovauja zodiako ženklas Dvyniai. Ir tai yra tikrai analizuojanti tyrėjo planeta. Tai yra tikrai nuolatos logiška, norinti suprasti, kur yra problemos, kaip jas iškapstyti, kaip prie jų prieiti. Tai yra puikūs detektyvai ir tyrėjai, tikrai puikūs. Žinantis, kaip išspręsti, kaip prieiti prie tų sudėtingų situacijų, kaip ten eiti giliau, kaip iškapstyti, kaip atrasti nuo taško A iki taško B atitinkančias detalės, tokie mėgstantys, kaip sakoma, kapstyti per daugelį ir tikrai jie išsiaiškina, jie tikrai yra puikūs tyrėjai. Kalbant apie kitą planetą, tai yra Venera. Venera atstovauja zodiako ženklas Svarstyklės. Venera yra pati savo tokio grožio, komforto, patogumo, prabangos planeta. Ir kai mes ją įdedam į tokią įtampą, šiek tiek tamsos būstą, ar ne, tokį paslaptingą ar mistinį būstą, iš dalies šiek tiek nesijaučia patogiai. Nes Venera jinai mėgsta tiesiog paprastai viską žiūrėti, jinai mėgsta tą paviršutiniškumą. Ir 8 būstas yra tas gylis, mėgsta kapstytis. Ir kai Venera tu įdedi į tą tokį 8 būsto tematiką, kuri yra susijusi su santykiais, ar ne, su partnerystė, mėgsta santykius. Ir tas jų santykis gali būti labai toks karminis, toks įtemptas, toks labai seksualus, kažkoks keistai seksualus. Tokia būna ta santykių tematika labai susijusi su kažkokiais trauminiais, paslaptingais dalykais, ar ne? Ir dažnai tokie žmonės pritraukia tokius partnerius, su kuriais reikia labai spręsti tam tikrus sudėtingus seksualinius dalykus, sudėtingus kažkokius santykių dalykus. Jie pritraukia, kad jie išgydytų vienas kitą, nes tokie žmonės turi labai intensyvę energiją, kad mano partneris turi būti labai, labai mano sielos gelmės partneris, kad susilietų su manim iki kaulų ir smegenų būtų su manim. Jie kartais gali būti net labai obsesiniai, tokie į kitą partnerį žvelgiantys labai intensyviai, netgi gali taip stipriai įsimylėti, kad bus tikrai įnikę į tą santykį, persmelkę net kitą partnerį, kurį gali net gąsdinti tą savo meilę, to savo obsesiniu tokiu pritraukimu, ar ne. Bet kita prasme tai irgi yra pliusas, kad kai mes susirandam, turim partnerius, tai yra labai gera padėtis pritraukti turtingą partnerį, kuris turi ganėtinai gerus resursus, piniginius resursus, ar ne, paveldėti iš partnerio kažkokius tai turtus. Tikrai yra ir pliusų tame.
Kalbant apie kitą planetą, tai yra Jupiteris. Jupiteris tuo zodiako ženklas Šaulys. Tai yra tikrai pozityvi energijos ir galimybių kupina planeta. Ir kai mes tokią pozityvę planetą, šviesią planetą įdedam į 8 būstą, tai šiek tiek sumažina riziką tokia planeta, jinai mus įgalina tapti pozityviems toje temoje, tame 8 būste. Tai toks žmogus tikrai, jeigu ir turi kažkokių tai krizinių situacijų, jis labai greit su jomis susitvarko. Arba kaip tik sumažinti tam tikrą kiekį gyvenime. Tai yra toks tam tikras palaiminimas, tam tikras lengvumas tame būste. Žmogus per daug nedepresuoja, per daug giliai nežiūri, jis greit susikaps, greit susitvarko su tam tikromis krizėmis. Tai gali būti tikrai puikūs psichologai, puikūs krizių valdytojai, nes labai supranta, kaip sutvarkyti, kaip išspręsti problemą. Greit permato žmonių tam tikrus interesus, tam tikras nuotaikas. Ir taipogi gali irgi pritraukti tam tikrus partnerius, kurie tikrai turi puikių resursų. Jiems padėti, palengvinti gyvenimo situacijas, pritraukia tikrai ir turtingus, ir gerus išteklius turinčius partnerius. Taigi, kalbant apie kitas planetas, tai yra Rahu ir Ketu. Aš kaip vadinu, jos yra, bet jų nėra. Tai yra iliuzinės planetos ir kai Rahu mes turime 8 būste, dažnai toks žmogus yra ganėtinai įnikęs į tam tikrą sritį, jis nori dar ir dar ir dar, tai yra apsėstas, ne, toks obsesinis sutrikimas, nes jis tiesiog nori ten eiti, nori gilintis tom temomis tame būste ir toks žmogus kartais turi tam tikrų iliuzijų apie tuos dalykus, jis nori sužinoti dar ir dar, nes jis amžinai ištroškęs, amžinai alkanas. Ir toks žmogus tikrai gali intensyviai gilinti, suprasti ir norėti suprasti astrologinius dalykus, kažkokius tai mistinius dalykus, paslaptis, tai kas yra visiškai gilu, tai kas yra nepaaiškinama protu, nepaaiškinama logika ir tokie žmonės tiesiog įnikia į tą sritį, įnikia į tą mistiškumą, įnikia į tą paslaptingumą, tą keistumą. Jie gali būti labai magnetiški, labai seksualūs, nes jie transliuoja tam tikrą tokį nežinomumą, mistiškumą ir tu nesupranti, ar tau jis patinka ar nepatinka. Tai yra tiesiog toks keistas būstas su keista planeta, kaip sakoma. Ir tokie žmonės netgi gali gyvenime pritraukti tokias situacijas, kurios susiję apie labai keistus ir mistinius dalykus, kur tu tiesiog jų nepaaiškinsi logiką, nepaaiškinsi protų, jie tiesiog pritraukia labai keistas situacijas ir mistinės situacijas. Gali ieškoti tikrai ir pritraukti mistinius partnerius, tokius keistesnius, savotiškus, ar ne, ir juos tai traukia, nes tai, kaip ir minėjau, Rahu yra toks maištininkas, jis eina prieš sistemą ir juos vis tiek įgalina tai gilintis, įgalina būti tame būste. Ir jeigu, sakykime, mes paimkim kitą planetą Ketu ir jeigu mes Ketu įdedam į 8 būstą, tai atvirkščiai. Žmogus nutolsta nuo tos temos, nutolsta nuo to būsto. Jeigu jaunystėje ir jis domisi tą, sakykime, astrologiją, kažkokiais tai okultiniais mokslais, pačia ta mistika, paslaptingumu, tamsa, ar ne, tai kaip tik gyvenimas juos nustumia, kad galbūt tu ten neik, nes tu jau esi atsinešęs tai potencialą ir tau viskas aišku, ten nereikia tau gilintis. Tai va, tai dažnai tokie žmonės tikrai yra išmintingi, labai be didelių emocijų nežvelgiantys į tą 8 būstą. Jie tiesiog šiek tiek atitolę, atsiriboja nuo tos temos. Tai va, tai ačiū tada, kad žiūrėjote ir susitiksime kituose video. Iki.